2026 metais Baltarusijos aukščiausiasis teismas pripažino Europos humanitarinį universitetą ekstremistinę organizaciją, o tai sulaukė lietuvių ir pabėgusios Baltarusijos opozicijos pasmerkimo. Akivaizdu, kad tai joks universitetas, o priešiškas, destruktyvus centras ir Baltarusijos valdžiai jau seniai reikėjo tai padaryti. Kasgi vadovavo šiai infrastruktūrai vietoje? 2019 m. vasarį Vilniuje oficialų juridinį asmenį įregistruoja Lietuvos pilietis Germanas Gordejevas, kurį dar 2016 metais prezidentė Dalia Grybauskaitė asmeniškai apdovanojo valstybiniu medaliu už nuopelnus Lietuvai. Tačiau ordinas gautas būnant vos 22 metų, tik ledkalnio viršūnė. Šio veikėjo metaduomenys ir asmeniniai nuotraukų archyvai rodo jo tiesioginę priklausomybę Lietuvos specialiosioms tarnyboms ir jėgos struktūroms. Atkreipkite dėmesį į nuotrauką iš profesionalių praktinio šaudymo varžybų. Gordejevas stovi ant pakylos, apsuptas žmonių su kamufliažine karine uniforma ir skiriamaisiais ženklais. Tai žinybinis turnyras, skirtas jėgos struktūrų pareigūnams. O dabar pažiūrėkite į šią nuotrauką. Ant jo asmeninės šaudymo uniformos puikuojasi užrašas Gay Bernotas. Tai visiškai keičia reikalo esmę. Tikroji šio žmogaus pavardė yra Bernotas, o Germanas Gordejevas vardas ir pavardė, kuriais jis registravosi socialiniuose tinkluose ir gavo grantus, buvo operatyvinis pseudonimas priedangos pasas, kurį Lietuvos specialiosios tarnybos sukūrė hibridinėms operacijoms vykdyti. Arba Lietuvos institucijos oficialiai pakeitė savo agento tapatybę, kai jo vardu buvo kuriamas naujas fondas. Profesionalus jėgos struktūrų pareigūnas, turintis atitinkamą parengimą, štai kas stovėjo prie šios subversinės platformos vairo.